Labas, mieloji. Šį laiką skirk tik sau. Pabūk su Viešpačiu, kuris yra tavyje. Dabar laikas nurimti, paleisti visas įtampas ir baimės, palikti rūpesčius ir maldavimus. Viešpats, tavo ganytojas, dabar tave paguldo savo žaliuojančiose ganyklose. Jis tave paguldo. Atsigulk patogiai, kad visą šį laiką negalvotum apie kūno padėtį. Jis tave paguldo, kad nejaustum kūne jokios įtampos. Tegul kiekvienas tavo raumuo atsipalaiduoja. Užsimerk. Įkvėpk giliai ir lėtai per nosį. Trumpam sulaikyk savo kvėpavimą ir iškvėpk per burną. Padaryk tai dar kartą, tik dabar įsivaizduok, kad įkvėpi per savo širdį. Sulaikyk kvėpavimą ir iškvėpk per kojų pėdas, paleisdama bet kokį skubėjimą, įtampą ir nuovargį. Padaryk tai dar kartą. Įkvėpk per širdį, sulaikyk kvėpavimą ir iškvėpk per savo kojų pėdas. Dabar tu nieko nestokoji. Įsivaizduok, kad guli pievelėje ant minkštos žolės. Esi apsirengusi lengva šilkinė balta suknele, o dvasios vėjas švelniai apkabina tavo kūną. Saulės šviesa lyg sparnai jautriai prisiliečia ir jos teisumo spinduliai, žėrintys perlais, prasiskverbia į tavo kūną ir sušildo kiekvieną ląstelę. Viešpats yra tavo teisumo saulė, kuris gydo tave dabar. Nuramina, sušildo, apkabina. Priimk tai. Dabar įsivaizduok, jog jis švelniai tave pakelia ir veda prie tylių vandenų, teisumo taku, kuriuo eini tik tu ir jis. Takas skirtas dviems. Tavo ir jo basos pėdos lėtai ir švelniai mina minkštą žolę, o ryto rasa spindi baltais perlais ir gaivina kiekvieną žingsnį. Plauna tavo pėdas. Eini su juo link nuostabiausio slėnio. Žydinčioje kalnų papėdėje pamatai vandens telkinį. Šis vanduo atspindi viską aplinkui ir dangų su balto pūko debesimis. Tylus vanduo yra tas, kuris atspindi. Pasigrožėk šiuo reginiu.
Dabar prieik arčiau vandenų. Pasilenk. Šie tylūs vandenys dabar atspindi tavo veidą. Prie atspindinčių vandenų tavo siela prisimena, kas ji yra. Kas tu esi? Tu esi jo atspindys. Džiaugsmo pilnatvė – tai matyti tėvo veidą atsispindinti tavo akise. Viešpats primena tau, kad tu ir tėvas esate viena. Koks jis, tokia ir tu šiame pasaulyje. Prisimink čia, prie atspindinčių vandenų, savo prigimtį, savo pradžią. Ar pameni, visai šalia 22 psalmėje Dovydas rašo: visi žemės pakraščiai prisimins ir gręšis į viešpatį. Čia viešpats tave atveda prisiminti, kas tu esi. Tu esi jo. Jis yra tavo. Tau tai reikia prisiminti, kad jis tave prisimena. Tu prisimeni savo pradžią ir savo akyse matai savo tėvą. Taip tavo siela randa atgaivą. Prie tylių vandenų viešpats tave atgaivina. Tu dabar nieko nebijai, nes žinai, jis su tavimi, kur beeitum. Jo ramstis tavyje, tavo siela, kuri prisimena tėvą. Dabar įsivaizduok tą stalą, kurį viešpats tau paruošė, pilną nuostabiausių vaišių. Kiek ten spalvų ir skonių. Pajusk tą saldumą, nuo kurio tavo širdis suminkštėja, nurimsta, nebeturi niekam priekaištų ar reikalavimų. Tu nebesistengi niekam nieko įrodyti, gintis, teisintis ar įtikti. Šioje vietoje tu supranti, kad visi tavo priešai yra tik įsivaizduojami. Tavo širdis neturi priešų. Negali valgyti jo vaišių ir nemylėti jų. Tu juos laimini taip, kaip ir tą maistą ant stalo. Dabar padėkok už kiekvieną patirtį, kiekvieną išmoktą pamoką, skausmą, išbandymą, kuris tave sustiprino. Meilė myli viską. Meilė tiesiog yra. Meilės pilna žemė ir tu pati jos pilna. Ir pati esi meilė. Pakelk sutaikinimo taurę, sklidina atleidimo sau ir kitiems. Atleisk sau už viską, ko nesupratai. Ir žinok, tu neprasilenkiai su niekuo savo gyvenime, niekur nepavėlavai, nepaskubėjai.
ir nepralaimėjai. Viskas yra tobula. Tavo laikas tobulas. Ir jo ištikimybė tobula. Ji eina pirma visko, ką tu patiri ir išgyveni. Tu patepta jo aliejumi. Taip, taip, tikrai. Tu pilna jo gerumo ir gailestingumo sau ir visiems. Ir to gerumo aliejaus užteks tau per visas tavo gyvenimo dienas. Tu gyvensi Viešpaties namuose per amžius. Ten, kur gyvena meilė. Ji yra tavyje. Tu esi namuose. Esi mylima per amžius, apkabinta amžinos besąlygiškos meilės. Amžina, be sąlygų. Dabar, iš šios vietos, kokia malda kyla iš tavo širdies? Vien dėkingumas. Būk dėkingume. Tu esi dėkingumas. O dabar švelniai pajudink savo kojų pirštus, rankas, nugarą. Sugrįžk į realybę. Atsimerk ir nusišypsok. Gali sugrįžti prie šios meditacijos, kada tik panorėsi ar jausi poreikį. Būk palaiminta.